neverta per daug atvirauti pokalbiuose, įskaitant ir tarp vyro ir žmonos, nes yra tokių temų, kurios gali vieną ir kitą įskaudinti. Pavyzdžiui, nereiktų liesti buvusių meilės istorijų, praeities, kurie nėra reikalinga žinoti, ar kažkokie labai asmeniai dalykai, kurie negerina santykių, o gali netgi kai kuriais atvejais ir sugriauti santykių. Toliau labai svarbus dalykas yra mokytis aktyviai klausyti ir išmokti klausyti kito žmogaus minčių ir kalbos yra tikrai nelengva. Tai tuo pačiu būti čia ir dabar. Toliau, neužsidaryti už sienos ir ypač kai vyksta kažkokios krizės ar konfliktai, tai reiškia, kad aš pats turėčiau inicijuoti pokalbį, netgi tais atvejais, kai yra kažkokia tai nelengva situacija, ieškoti progos ir galimybės tai padaryti. Toliau nesiteisinti be reikalo ir nesiginti, nes tai sukelia įtarimą ir pasąmonės lygį kažkokį tokį diskomfortą pokalbėje ir gali privesti prie konfliktų. Toliau, ypač tais atvejais, kai niekas neklausia to teisinimosi ir gynybos. Toliau